Viešpats išgelbė teisiuosius. Viešpats išgelbė teisiuosius. Viešpats švelnus maloningas, neskuba rūstauti yra pilnas gerumo. Ne pagal mūsų kaltybes mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam. Viešpats išgelbė teisiuosius. Kaip tėvas gailisi vaiko, taip gailisi Viešpats ištikimųjų. Jisgi supranta, iš ko mes padaryti, žino, kad esam iš dulkių. Viešpats išgelbė teisiuosius. Žmogaus dienos panašios į žolę, kaip lauko žiedas pražysta. Bet štai pūsteli vėjas ir tuo jis nunyksta, ir jo toj vietoj nebematysi. Viešpats išgelbė teisiuosius. Viešpats amžinai gailestingas tiems, kurie jo šventai bijo. Ainiams jis geras, tiems, kur jo sandoros laikos, įsakus jo atsimena vykdo. Viešpats išgelbė teisiuosius. Alleluja, 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 alleluja. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, sako Viešpats. Kas tiki mane, neragaus mirties per amžius. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudėte, buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane. Tuomet teisieji klaus: Viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome,
trokštantį ir pagirdėme. Kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme, ar nuogą ir aprengėme. Kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme. Ir atsakys jiems karalius, iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje. Eikite šalin nuo manęs prakeiktieji į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote. Buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte. Buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte. Nuogas neaprengėte, ligonis ir kalinys ir jūs manęs neaplankėte. Tuomet jie atsakys, viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ar ištroškusi, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome. Tuomet jis pasakys jiems, iš tiesų sakau jums, kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, ne man nepadarėte. Ir eisite į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą. Tai viešpaties žodis. Ką tik išsipildė mūsų rašto girdėti žodžiai. Iš Evangelijos pagal Matą, tas 25 skyrius, kuris labai gerai apibūdina šiandien mūsų brolį Albiną. Visą tai, ką mes dabar klausėmės, jo gyvenimas pasako daugiau negu kad apie jį galėtų parašyti metraščiai. Ir būtų galima dar pridėti prie šio viso sąrašo, pagal ką viešpats atpažįsta savuosius, taip galim drąsiai sakyti, jo didvyrius. Yra pasaulio didvyriai ir yra didvyriai, kuriuos nominuoja Dievas. Albinas priklauso ir mūsų tautos didvyriam, ir jisai priklauso, galiu drąsiai sakyti, Dievo išrinktųjų būriui. Tai yra tas, kuris pasiryžo kentėti, kai buvo suimtas, kai buvo kankinamas iki sąmonės netekimo. Vis dėlto jisai ištvėrė, neišdavė draugų, tęsė kovą iki galo, pasinaudojo visomis jam Dievui teikiamus priemonėmis. Žiūrint, kad ir buvo aukšto ūgio, viešpats sugebėjo šį milžiną tikrai apdovanoti nuolankumo, paprastumo dvasia. Kas prisimenat, Albinas visada buvo toks kažkur šone, antram plane, nesiveržė į priekį, parodyti savo apdovanojimų, medalių, akcentuoti, kiek jisai nusipelnęs Lietuvai ir kiek jam visi yra skolingi už tai, kad jis buvo kažkur tai gulagose, kentėjo. Tai buvo tas, apie kurį viešpats šiandien kalba. Buvau išalkęs tais sunkiais mūsų tėvyniai metais ir tu, Albinai, pamaitinai mane. Buvau ištroškęs tiesos, buvau ištroškęs, kad manęs neišduos saviškiai. Ir tu neišdavai. Buvau nuogas, tu pasidalinai savo rūbų. Kalėjime, gulagose. Ir šiandien žiūrėdami į mūsų brolį Albiną, kad ir tokioj formoj, kai jį palydim, tai yra jo, kaip liftas į dangaus karalystę, mes turime šiandien paklausti savęs. Ši didvyrių karta, jie iškeliauja. Jų lieka vis mažiau ir mažiau. Klausimas mums, ar mes turėsime drąsos perimti iš jų estafetę. Tikriausiai suprantat, kad šiandien trispalvė vėliava ar mūsų valstybės vėliava negarantuoja, kad tas, kuris yra užsidėjęs trispalvę, kuris apsikabinęs
patriotiniais ženkliukais yra tas, kuris neišduos Lietuvos. Šiandien matom tokią atmainą, kad visi tie, kurie žudė mūsų partizanus, juos persekiojo, šiandien mielai keičia spalvą, kaip chameleonai. Manyčiau, jeigu norėtum šiandien padovanoti pačią didžiausią dovaną Albinui ir tam visam didžiuliam būriui mūsų patriotų, karių, didvyrių, aš manau, pati gražiausia dovana bus ne tai, kad paminklą mes jiems pastatysim, už tai irgi ačiū. Bet jeigu jie matys, kad jų kova nebuvo veltui, tie kankinimai ištverti, jie nebuvo veltui. Kaip tai gali atrodyti mūsų kasdienybėje? Labai paprasta. Paprasčiausiai, neišduokim tiesos, neišduokim sąžinės. 10 Dievo įsakymų, Lietuvos konstitucija, tai yra tas, sakykime, mūsų garbės tautos dekalogos. Ar kaip jį galim pavadinti? Paprasčiausiai jo tik garbingai laikykimės, niekam neįrodinėdami. Ir pamatysit, kad taip kaip Viešpats šiandien pagerbė mūsų brolį Albiną, ateis diena, kai Viešpats pagerbs tave tavo valandai atėjus. Amžiną šlovę suteik Dieve žuvusiems, kovojusiems už Lietuvos laisvę ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Dangaus Tėve, esam tavo akivaizdoj ir pirmiausiai tam norim padėkoti, kad tu šiandien mus visus kvieti pasirinkti tavo mažutėlių kelią. Tu Viešpatie kvieti neliūdėti, bet prisiminti, jog mes turime pradžią, bet neturim pabaigos. Viešpatie maldavome malonės, kad tai dienai atėjus, kai ir mus pasišauksi kaip Albiną, mums galėtum ištarti: šaunusis ir ištikimasis tarne, užeik į manąjį džiaugsmą. Išklausyk mus, Viešpatie. Viešpatie Dieve, dėkojam už mūsų tėvynę Lietuvą, dėkojam už tuos 33 laisvės ir nepriklausomybės metus, padovanotus, iškovotus. Dėkojam taip pat Dievui už tuos 105 metus, irgi padovanotus nuo Rusijos imperijos gniaužtų. Dėkojam Viešpatie už kiekvieną padovanotą pergalę per visą mūsų tautos laisvės istoriją. Meldžiam Viešpatie, palaimink mūsų tautos vadus, kuriems šiandien patikė galios svertus, kad ir jie būtų ištikimi tavo žodžiui ir davė priesaiką Lietuvai, mūsų tautos žmonėms, būtų ištikimi juos laikytis, nelaužytų ir būtų mums pavyzdys, ką reiškia išties būti tikrais Lietuvos piliečiais ir tavo bažnyčios broliais ir seserimis. Išklausyk mus, Viešpatie. Meldžiam Dieve, palaimink ir mūsų bažnyčią, kuri visada buvo toji, kuri tavo Dieve pusėje, visada toji, kuri primdavo visus ir paklydusius, ir didvyrius. Viešpatie, pažadink mūsų bažnyčiai kuo daugiau irgi kunigų patriotų, kunigų, kurie yra drąsus pagal tavo širdį, kad Viešpatie mūsų tauta ir bažnyčia būtų vienos dvasios, vienos minties. Išklausyk mūsų, Viešpatie. Meldžiam Dievą už visus mūsų sergančius brolius ir seseris, ypatingai mūsų kovos draugus, kurie kenčia fizinės kančias, kurie kenčia psichologinės. Viešpatie, pažvelk į čia mūsų susirinkusius, kurie turime savo įvairiausių ligų ir negalių. Tu kaip gydytojas, Viešpatie, nebejojam. Jei tik panorėsi, tark žodį ir mes visi pasveiksim. Išklausyk mūsų, Viešpatie. Dangaus karalystę, Dieve, suteik į amžinybę iškeliavusiam Albinui, taip pat visiems žuvusiems, mirusiems mūsų tautos didvyriam, kovotojam ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Tau ilsisi ramybėje.
išklausyk mūsų Viešpatie. Viešpatie Jėzau Kristau, amžino gyvenimo davėjų, išklausyk visus mūsų prašymus ir leis savo tikinčiajam Albinui išsivadavus iš žemiškųjų pančių džiaugtis amžinąją laimę su šventaisiais. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Melskitės, broliai, seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Viešpats iš tavo rankų šiauką, tegu neteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Priimk maloningasis Viešpatie nuolankiai atnašaujamą šventą auką už mūsų tikėjimo brolį Albiną, už jo išganimą, pripažinęs tavo sūnų Jėzų Kristų savo geruoju gelbėtoju, tegu atranda jame ir gailestingąjį teisėją. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame į Viešpatį. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tave išpažinti ir tau dėkoti. Šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve. Tu pašaukė mus gyventi, savo apvaizdą mums vadovauji ir vėl į žemę, iš kurios esi mus paėmęs, pagal nuodėmės įstatymą liepi mums sugrįžti. Bet Jėzus Kristaus mirtimi atpirkęs ir vėl mus pažadinsi garbingai su juo prisikelti. Todėl mes draugė su dangaus angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujamą giesmę. Šventas, šventas, šventas Viešpats galybė Dievas, pilnas yra dangus ir žemė, jo garbės, osana aukštybėse. Garbė ten, kuris ateina Viešpaties vardu, osana aukštybėse. Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome. Šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną. Dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas:
Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė manosios ir amžinosios sandoros mano krauju, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo slėpinys. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūnų ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybę. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Algirdą ir visą kunigyją. Atmink savo tikintį Albiną, kurį pasišaukė iš šio pasaulio. Kaip jis krikštu buvo suaugęs su tavo sūnaus mirtimi, taip te suauga ir su jo prisikėlimu. Atmink mirusius mūsų brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems tavo malonėje baigusiam žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Paskliek meldžiame mūsų visų, esmų draugė, šventai Dievo gimdyti mergelė Marija, švento Juozapo jos žadėtinio, su pamintaisiais apaštalos ir šventaisiais, tu tai darėm žinome gyvenime ir garbtume šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Ir jį su juo ir jame tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus sugrįžimo. Tavo valdžia ir Galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Telydi ir tave. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą.
Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Laukiam išgelbėtojo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną. Melskimės. Suteik Viešpatie malonę, kad mūsų tikėjimo brolis Albinas šio gyvenimo kelyje stiprinęsis švenčiausiu tavo sūnaus kūnų ir kraujo sakramentu nueitų prie amžinosios Kristaus puoto stalo. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Prieš palaiminant pakviesime tarti žodį. Gerbėmieji, jeigu Lietuvos kova už nepriklausomybę gautų žmogaus pavidalą, tai neabejotinai būtų
Albinas Kentra. Parodykite kitą žmogų, kuris Lietuvą gynė kartu su broliais miške, kalėjo gulage, grįžęs mezgė ryšių su vakarais, o prasidėjus sąjūdžiui smogė okupantams visą jėgą ir svariai prisidėjo prie nepriklausomybės, kurią dabar turime. Anapilin išėjo miško brolis, savo gyvenimą dedikavęs kovai už Lietuvos laisvę. Atsisveikinimų žodžiui kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoją Radvilę Morkūnaitę Mikulėnienę. Gerbėmieji, susirinkę visi Albino draugai, bičiuliai, artimieji, visi, kuriems Albinas ir jo gyvenimas buvo, yra ir neabejoju bus svarbus. Laisvės kovų dalyvis, naujausiųjų laikų Lietuvos istorijos metraštininkas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, Laisvės premijos laureatas, Miško brolių draugijos steigėjas Albinas Kentra. Galvoju, kad be šių jo gyvenimo faktų ir daugybės kitų ir apdovanojimų ir įvertinimų, pirmiausiai čia esam, nes kiekvienas turim tam tikrą santykį ir istoriją su Albinu. Ir kad ryšys su žmogum kūrėsi per pažintį, per bendravimą, per darbus. Jūsų tarpe esat visi tie, kurie draugė su juo dirbot, kovojot, dirbot akademiniuose baruose ir daugybėje kitų sričių. Aš Albiną pažinau asmeniškai prieš turbūt šiek tiek daugiau nei 15 metų Vilniuje Totorių gatvėje einant sausio dienomis, nežinau, ar tai buvo sausio 12 ar sausio 11, tada su dar savo būsimu vyru, eidami pro Miško brolių namus, pamatėm, kad jie atidaryti, užėjom vidun, ant tų tuščių, dulkėtų betoninių grindų, tarp plikų sienų, buvo Albinas, kalbino žmonės, kurie irgi taip pat pro šalį eidami užsuko. Ir televizijos ekranuose rodė savo filmuotą medžiagą iš sausio 13-osios laiko. Ir tada man paliko neišdildomą įspūdį jo energingas, raiškus kalbėjimas, jo skaidri mintis, prisiminimai, kaip jisai be didaktikos, bet labai sugebėjo patraukti dėmesį, neprimesdamas, kad štai jūs kažką privalot padaryti vienaip ar kitaip, bet savo pasakojimu. Natūralu išsiviniojo pokalbis į Miško brolių projektą ir kokį sumanimą didelį gražų jis ir jo bendražygiai, bendraminčiai šitame reikale turėjo. Ir buvo akivaizdu, kad tai nepaprastas žmogus. Ir žinau, kad nebuvo jam lengvas kelias, jau nekalbant apie jo patyrimus partizanaujant, bet ir su Miško brolių namų istorija. Ir vis tik tais labai džiaugiuosi, nes kartais būna taip, kai žmogus išeina labai graužęs, kad kažko dar nespėjai, nepasakėjai, nepadarėjai, gal netaip pažiūrėjai, bet kad jisai sulaukė tos žinios, kad su Miško brolių namais viskas bus gerai. Ir patikinimas, kad juos globos karo muziejus, manau, kad yra pakankamai stiprus garantas, kad jo vizija ir jo pastarųjų dešimtmečių gyvenimo prasmė bus išpildyta. Albiną Kentrą, kaip ir miniu, visi skirtingai pažįstam. Ir aš buvau labai maloniai nustebinta, kada prieš kelis metus Seime priėmėm sprendimą apdovanoti jį Laisvės premiją, kad tiek daug žmonių ne iš to mūsų įprasto rato, kurie čia istorinės atminties klausimais domimės, bet iš visai atrodytų nesusijusių žmonių taip džiugiai priėmė šią žinią. Ir tada dar sykį paaiškėjo, kad Albinas buvo kur kas daugiau negu taip, kaip mes, kai kurie iš mūsų
pažinojome. Tai ir jo veikla universitete, ir gebėjimas patraukti studentus, jaunuomenę, ir gebėjimas būti inovacijų priekyje. Galbūt tai paveldėjo iš savo tėvo, kuris, kaip suprantu, norėjo, kad Lietuva būtų moderniška, šiuolaikiška šalis, kuris, jeigu neklystų, už savo pinigus pastatė plytų degimo, kaip čia pavadinti, žodžiu, įrenginius, kurie čia Šilalės krašte galėjo būti vietoje gaminama ši statybinė medžiaga, kuri turbūt galėjo turėti daugiaprasmę reikšmę. Ne vien tik tai kaip namų statyba tokiu paprastuoju būdu, bet valstybės namų statyba. Mama, kuri gimusi Čikagoje, turėjo Amerikos pilietybę, bet buvo akivaizdu, kad užėjus karui niekur nesitrauks ir su savo 4 sūnumis ir 2 dukrom liks Lietuvoje ir kovos iki pergalės. Ir ta pergalė atėjo. Ir už ją visada būsim dėkingi Albinui, kuris šiandien klausant orkestro garsų čia, jisai buvo toks užpildantis, taip mylėjęs gyvenimą ir gyvenimas jam buvo įdomus, kad jisai būdamas tam tikro stoto, bet kaip jau buvo sakyta, niekada nebuvo užgožiantis. Ir tie užpildantis garsai, kuriuos šiandieną girdėjome orkestro pavidalu, jo darbai buvo užpildantis valstybės skliautus. Tai mums tiesiog lieka šitas jo palikimas, kurį privalu saugoti, vertinti. Ir laimė, kad valstybė turėjo tokį žmogų, tikrą karį, ir laimė turbūt kiekvienam iš mūsų, kad turėjom galimybę jį pažinti, kažkur kartu būti, matyti, kaip jis fiksuoja visus svarbiausius, ne tik Lietuvos, bet ir Šilalės krašto ar kitus renginius. Didelė netektis, nepaisant to, kad suprantam, kad visų gyvenimas ateina iki to pabaigos taško, sulaukti metų skaičiai tikrai yra labai gražus. Bet visada skaudu ir liūdna, kad žmonės, užpildantis mūsų valstybės gyvenimą, baigia čia kelionę, bet tikiu, kad susijungia ten viršui su savo brangiais žmonėmis, laimins mus čia pasilikusius žemėje. Ačiū, Albinai. Kalbės Lietuvos Respublikos Seimo narys, Lietuvos ir Šilalės rajono politinis ir visuomeninis veikėjas Jonas Gudauskas. Garbė Jėzui Kristui, mėly artimieji, bendražygiai, mėly kraštiečiai, sugrįžimas prieš Kalėdas į savo kraštą, kur prieš daugelį metų buvo ištrimtas, buvo išlydėtas kulkom ir prieš Kalėdas sugrįžti pasitinkant snaigiam, darganotam orui, kuris Albinui ir jo broliams, miško broliams, buvo kaip ir puikus oras. Šiandieną šaltoka, žvarboka. Mes šiandien išlydim karį. Šilalės krašto garbės pilietį. Išlydėme į amžinybę. Ir aš grįždamas šiandien iš Vilniaus į Šilalę, iš savo kraštą, mintyse galvoju. Sugrįžti į tą kraštą, kur buvo ištremtas, iš kurio buvo ištremtas. Sugrįžti prieš pat kūčias amžiams šalia mamos. Tai turbūt irgi simboliška, kaip kariai. Kaip šio krašto žmogui, kuris kovoja už laisvę ir nepriklausomybę. Pažinimas Albino. Mes jį pažinojom kaip kuklų žmogų, bet jo kamera tikrai buvo nekukli. Jis turi užfiksavęs labai daug istorinių akimirkų tiek Šilalės krašte, tiek turbūt Lietuvoje ir pasaulyje. Išsaugokim tai.
ateities kartom. Albinas žmogus buvo, kad ir kuklus, bet su savo svajonim, idėjom, norais, kad būtų neužmiršti tie didvyriai, miško broliai. Ir galbūt mes ne viską padarydavom, neišklausydavom iki galo, galbūt turėdavom savo nuomonę. Bet Albinas tuo keliu, kartais vienas, kartais su bendražygiais, jis ėjo to tikslo link. Aš džiaugiuosi, kad jo noras turėtų, kad miško broliai turėtų savo namus, bus įgyvendintas. Asmeninis ryšys. Kartais mes su vaikais, kai paklausdavom, kur važiuojam, kai važiuojam į pagerbimą, partizanų pagerbimą prie paminklų, vaikai sakydavo, jis turi savo stilių. Vienmarškinis, šukuosena, kamera. Tikrai jis turėjo savo stilių. Jis turėjo savo stilių filmavimui, bendravimui, pažinimui, perteikimui. Ir tik didi žmonės turi savo. Aš tikiu, kad tie Albino sumanimai, kurie buvo sumanyti ir jo bendražygių, tikrai bus įgyvendinti. Aš tikiu, kad minėdami metinės, minėjimus, šventės valstybinės, neužmiršim Albino. Ačiū šio krašto garbės piliečiui, gerbiam Albinui, jo artimiesiems, jo bendražygiams, už įkvėpimą jaunajai kartai, ne tik Šilalės kraštui, bet ir Lietuvos. Ačiū, Albinai. Sveikinimo žodžiui kviečiame Šilalės rajono savivaldybės merą Tadą Bartkų. Garbė Jėzui Kristui. Šiandien Šilalės žemė amžino poilsio priglaudžia iškilų savo sūnų Albiną Kentrą. Jo netiktis palėtė daugybę Šilalės ir Lietuvos žmonių, įvairiai pažinojusi šviesaus atminimo Albiną. Kaip didį tėvynės mylėtoją, gynėją, Lietuvos partizaną, sovietinių gulagų kalinį, Lietuvos kovų istorijos sergėtoją, kultūrinės atminties kūrėją, metraštininką, miško brolių rūmų statytoją, Vyčio kryžiaus ordino kavalierių, Lietuvos premijos laureatą ir mūsų krašto garbės pilietį. Šiandien atsisveikiname su nuoširdžiu, darbščiu Lietuvos ir mūsų krašto mylėtojų. Mums jo labai truks jo įžvalgų, jų pamastymų, jų istorijų. Todėl nuoširdžiai šiandien užjaučiame artimuosius, bendražygius, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narius ir visus pažinojusius gerbiamą Albiną. Tebūnie tau lengva tėviškės žemelė, Albinai. Sveikinimo žodžiui kviečiame Albino Kentros bendražygį, gydytoją Valentiną Bartašiūną. Sunku kalbėti apie žmogų, kurį pažinau daug metų, prie kurio buvau paskutinėmis akimirkomis, kai jis išėjo iš mūsų tarpo. Bet, kaip sakoma, Dievas yra nemirtingas, žmonės yra mirtingi. Ir Albinas pragyveno ilgą, sudėtingą ir aš pasakyčiau kančių gyvenimą. Ir šitų kančių užtektų galbūt 10 žmonių.
Nuo pat vaikystės tas buvo džiaugsmas, tik tai iki karo, iki 40 metų, 11 metų. Paskui karas, pokaris, tardymai, Spasko lageris. Ir dar toks šviesus periodas, kiek aš atsimenu Albiną, tai buvo atgimimo laikotarpis, kada Albinas visus stengiasi įamžinti svarbiausius Lietuvai įvykius. Ir toliau prasidėjo vėl tamsus periodas, kada Vilniaus savivaldybė išskyrė Miško brolio rūmam, galima sakyti, vietą ir plytų krūvą, kurią Albinas, jo iniciatyva buvo atstatyti tie rūmai su savanorių, kariškių pagalba, civilių savanorių pagalba, Amerikos lietuvių pagalba ir piniginiam pašalpom. Profesoriaus Kmieliausko nacionalinė premija buvo paaukota šitiem namam ir 20 metų buvo teismas. Ir su Albinu mes dažnai pakalbėdavom apie tuos dalykus. Sako, kaip aš dabar, partizanas, mano broliai 3 žuvo už tą nepriklausomą Lietuvą. Ir dabar aš turiu bylinėtis su nepriklausoma Lietuva, kada atstatytas žmonių pinigus šitie pastatai ir jie negali vadintis Miško brolių rūmais. Aš suprantu, prieš tai kalbėjusiame aiškino, kad Albinas žinojo, kad perduota Krašto apsaugos ministerijai, Kauno karo muziejui, bet tikrumoje tai netiesa, buvo tik tai svarstymai tokie, bet užrašo ant Miško brolių namų žada nebebūti. Bet Albinas buvo Miško brolis, kai jis pakliuvo į nelaisvę, kai jį kankino 46-7 metais, tai visi vadino Miško broliais, nebuvo partizanų. Mes dažnai kalbėdavom, kodėl partizanų vardas taip prigijo. Bet čia jau po to atsirado, po Miško brolių. Ir jisai atsirado tada, kada neva tai valstybė remia savo kovotojus už Lietuvos nepriklausomybę. Bet valstybė tai neremia Miško brolių ir tų partizanų. Jie patys ginklus kovojo, nes valstybės nebebuvo. Kur tie politikai buvo? Gal jie miške kovojo? Nebuvo tų politikų miške. Ir dabar jų nebus, jeigu reikės kovoti. Ar jūs tai suprantat, ar ne? Gerbiami politikai, politikais netampama, politikais turbūt gimstama, su motinos pienu, su ta dvasia, su tuo auklėjimu, kurį paveldi iš savo šeimos. O jeigu šiandien politikas vadinasi tas, kuris lipa į tribūną ir garsiai kalbas, ir daug kalba, ir tokias kalbas kalba, kurie galų gale, reiškia, iš tos kronikos daug kas pamatytų, kur Albinas nufilmavęs, kas buvo kalbam prieš 30-40 metų. Ir tie žmonės dar gyvi yra, ką jie kalbėjo. Kodėl visiems rūpi Albino archyvas? Todėl, kad ten teisybė nufilmuota yra. Ir Albinas, kodėl jis turi kažkam tai atiduoti, kažkam tai dovanoti. Taip, jisai sako, jeigu Lietuvai reikia šitų rūmų, tai aš juos galiu padovanoti. Bet čia atsiminkit, ne Albino rūmai buvo Miško brolių, buvo pirmosios atkurtosios šaulių rinktinės, kuris su Milvydu kartu atkūrė Albinas Kentrą, ir buvo politinių kalinių namai. Tai reikia turėti omeny prieš kalbant, prieš žinant, prieš nežinant ir sakant. Daug kas Albiną įsivaizduoja, kad jisai ir labai tas naudinga daugeliui, kad jisai tik su kamera, neva filmavo, fiksavo, metraštininkas. Aš jį pažįstu visai kitokį Albiną, kuris jokių neturėjo savo asmeninių suinteresumo. Jie materialinės, taip sakant, vertybės neegzistavo. Jis rūpinos Lietuvą.
Ir visą savo gyvenimą tam paukojo. Ir suprantat, sunku suprasti žmonėm apie tuos dalykus. Ir tiesiog gėda ir graudu išgirsti iš politikų, kai tokie posakiai vyrauja, neaišku, kas stovi už Albino. O už Albino stovi tokie pat žmonės, kaip ir jisai buvo. Daugelis tik tai gali mėgautis Albino skleidžiama šiluma ir ta šviesa, kurią jis apie save skleidė, bet jie nesuprato jo esmės. Kažkam tai nepatiko jo išvaizda, kažkam to plaukai nepatiko. Aš pats atsimenu, kai kalbėjau su įtakingais Seimo nariais, konservatoriais, reiškia, Albinas buvo juk Vilniui daugiausia balsų turėjo į Seimą patekti, bet jie atsidūrė kažkur tai, kažin kur toli ir pateko visai kiti už tai, kurie lipo į tribūną. Ir aš išgirdau posakį, tai kaip plaukai jų atrodo. Iš Albinui kažkaip tai juokais pasakiau, sako, klausyk, niekas neklausė apie mano plaukus, kai reikėjo mišką eiti, kai reikėjo tėvynę ginti. Dabar kažkam tai užkliūva. Taip, jisai turėjo savo stilių, bet jis turėjo tiek drąsos, tiek meilės ir žmonėm savo, ir tėvyniai, ir garbė yra tai mamai, kuri žaugino tokį sūnų, ir tai žemei, kuri išnešioja ir kuria jisai vaikščioja. Ir aš linkėčiau visiems, kad jūs būtumėt panašus ir būtumėt teisėjai, kad tikrai pagalvotumėt, ką jūs šiam gyvenime padarėt gero, ką dar galvojat padaryti ir kad jūsų darbai nesiskirtų nuo žodžių. Ačiū visiems kalbėjusiems, o dabar tęsėme Lietuvos laisvės karžygio, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, Miško brolio, Albino Kentros paskutinė kelionė. Viešpats su jumis. Palaimino jūs visagalis Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Dalydi jūs viešpaties malonę. Dėkojame Dievui. Dabar pašventinsim ir pasmilkysim karstą su palaikais ir po to išlydėsim. Atlikdami krikščioniškąją mirusiojo palaidimo pareigą, su pasitikėjimu melskime Dievo, kuriame visą gyvena, kad šio mūsų brolio Albino kūną, kurį šiandien laidojam silpną ir gendantį, prikeltų garbingą ir negendantį, o jo sielų jungtų šventųjų bei išrinktųjų eiles. Te būna jam Viešpats gailestingas teisėjas, kad Jėzus Kristaus atpirktas, nuo kalčių išlaisvintas, kuriai atsiteisęs ant gerojo ganytojo pečių parneštas, amžino karalius Palyzaus džiaugsmu ir šventųjų draugystė per amžius gerėtųsi. Ateikite Dievo šventieji, Viešpaties angelai, pasitikite mūsų brolį Albiną, priimkite jį ir nuveskite prieš aukščiausio veidą. Te priima tave Kristus, kuris tave pašaukė, o angelai te nuveda tave į Abraomo prieglobstį. Priimkite jį ir nuveskite prie aukščiausio veido. Amžinai atilsį duok mirusiam Albinui Viešpatį ir amžinoji šviesa jam te šviečia. Ir nuveskite jį prieš aukščiausiojo veidą. Vandeniu ir šventai dvasia Viešpats atgimdė tave Albiną amžinajam gyvenimui, te atbaigės dabar tai, ką pradėjo tavo krikšto dieną. Smilkalais pagerbime tavo kūną, buvusi šventosios dvasios šventovė, kaip šie smilkalo dūmai mūsų maldos tekyla prieš Viešpaties veidą, kad primtų tave į savo garbės šventovė. Išgirs gailestingas Viešpatie mūsų maldas ir atverk mūsų broliui Albinui dangaus vartus, o mums čia pasiliekantiems padėk pasiguosti tikėjimo žodžiais, kol visi susitiksime su Kristumi, amžiniam džiaugsmui su tavimi ir iškeliavusi amžinybę mūsų broliu Albinu. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Karsta. Dvi. Vietoj marš! Stop! Dėkingos tautos vardu įtikime valstybinę vėliavą jūsų dėdės ištikimai tarnybai atminti.